Kaip prieš tai video kalbėjau, kad vidinis konfliktas gali būti įsivaizduojamas kaip rankinis stabdis, tai įsivaizduokit, jeigu tas rankinis stabdis yra įprotis atidėliot. Ką tai reiškia? Imti ir atidėti. Kažkuria prasme žmogus vis laik turi pasirinkimą. Arba vieną, arba kitą. Ir jei tu vieną pasirinkimą paimi ir atidedi, tai jo vietą ateina kai kas kitas. Tai taip pat veiksmas. Pavyzdžiui, čia aš taip pajuokausiu, gulėjimas ant sofos ir skrolinimas socialinių tinklų taip pat yra veiksmas. Paėmėm, atidėjom darbą ir į jo vietą atėjo skrolinimas. Nosį krapštom, nežinau, nieko nedarydami, sustingę stovėdami. Tai taip pat paėmam veiksmą, kurį galima buvo atlikti ir į jo vietą atėjo nosies krapštymas. Kitaip sakant, čia galima įsivaizduoti kaip šachmatų partiją, kur mes paėmam figūrą ir ją perstatom. Į jo vietą, į tos figūros vietą gali atsistoti kažkas kitas. Tai atidėliojimas dažniausiai yra sąmoningas, tai reiškia, mes suvokiam protu, kad paėmiau ir atidėjau. Pavyzdys. Reikia paruošti finansinę ataskaitą, na, o aš nusprendžiu keksą kepti. Reikia susitvarkyti namus, o aš nusprendžiu Netflixą pažiūrėti. Visi, kas studijavo ir buvo studentais ir turėjo tą laiką iki sesijos, puikiai žino, kai reikia daryti, sąmoningai supranta, bet nedaro. Atidėliojimas yra savęs sabotavimas. Savęs sabotavimas yra sąmoningai suvokiu, kad neturėčiau daryti, bet darau. Arba sąmoningai suvokiu, kad neturėčiau daryti, bet darau.